Sveiki sugrįžę, mėlyjei. Anosis Halloweenas ir šį kartą jam pasiruošti mums padės Urban Decay kosmetika. Ir šiame video parodysiu jums vieną iš jų siūlomų Halloweeno kostiumų, tiksliau parodysiu savo variaciją ir jis vadinasi Crack Doll arba lietuviškai suskilusi lėlė. Aš tai greit surišau plaukus ir keliauju prie ilgai išliekančios ir šviesesnės negu mano odos spalva skystos pudros, todėl kad atrodytų oda mano lyg lėlės, tikrai porcelianė ir žinoma taip pat pasirenku atitinkamą šviesų maskuoklį. Dengiu visą veidą tolygiai kempinėlę. Dengiant veidą šviesesnių makiažo pagrindų, turite labai atkreipti dėmesį ir nepalikti jokių odos tarpelių, kad nesišviestų. Ir žinoma, priklausomai nuo jūsų kostiumo galite dengti taip pat ir kaklą arba palikti tik tai veidą. Ir aš taip pat numaskavau lūpas, nes mes darysim tokias lėliškas mažesnes lūpas ir sušvelninau antakius dėl to, kad ant jų norėsiu uždėti spalvoto šešėlio. Na ir dabar viską užfiksuoju jokios spalvos nesuteikiančią permatomą pudrą, tam, kad viskas gerai laikytųsi ir žinoma, kiti produktai gerai sklaidytųsi. Ir toliau keliaujam prie akių, kurias aš noriu padaryti šiek tiek apvalesnės ir didesnės, tokias lėliškas. Tai truputėlį kelsim aukščiau tą akies linkį ir jį piešim štai šitoj vietoj. Ir čia truputėlį po akim, kad pati akis atrodytų didelė ir apvali. Tai visų pirma, imu violetinį šešėlį ir pūkuotą šepetėlį. Ir štai šitoj vietoj sukuriu tokį apvalios formos pagrindą šešėlį. Nebijokite eiti link antakio. Kai tai padarėte, imkite tamsiai violetinio pieštuko ir paryškinkite tą apatinę liniją tarp violetinio šešėlio ir jūsų akies baltos spalvos, kad dar labiau ta forma išryškėtų, tokiu puslankiu. Šias linijas prasklaidykit nedideliu šepetėliu į aukštyn arba žemyn į tą violetinę spalvą ir užfiksuokit tamsesniu violetiniu šešėliu. Na, o kad dar labiau atsiskirtų ta violetinė spalva nuo šviesaus voko, aš imu sidabrinį pieštuką ir išlyginu labai preciziškai tą liniją, bei tuo pieštuku padengiu visą voką ir žinoma čia apačioje. Beje, kadangi pieštukas yra su tokiam spindinčiom dalelėm, tai į vidinę ašarų liniją siūlau jo nebraukti, nes gali tiesiog dirginti jūsų akis ir pradėsite ašaroti. Tai geriau vidinę ašarų liniją palikit tokią, kokia jinai yra. Ir man reikės veidrodėlio, kad matyčiau viską iš arti. Ir toliau imu plokščią šepetėlį ir baltą spindintį šešėlį ir užfiksuoju tas vietas, kuriuose dėjau pieštuką. Su šešėliais galima sakyti baigiame, tačiau mums reikia dar rausvos spalvos tokiam gražiam perėjimui ir tam aš naudosiu rožinį tokį labai šaltą ir skaistų skaistalą, kurį taip padėsiu ir ant skruostukų, bet dabar nedideliu pūkuotu šepetėliu aš paimu šios spalvos ir virš tos violetinės visur praeinu ir viską išsklaidau. Štai taip, nebijant praeiti ir per antakį bei virš jo.
Na ir dabar su to pačiu skaistalu aš paryškinsiu skruostukus ir būtent tai padarysiu ant pačių skruostikaulių, štai čia vat prie skruosto oboliukų. Tai imu nelabai didelį pūkuotą šepetėlį ir po truputėlį sukuriu rausvus skruostukus. Na va, ir grįžtu prie akių ir palei blakstienų virštinių liniją aš noriu truputėlį paryškintas blakstienas, kad jos atrodytų lėliškesnės, ir tam aš turiu skystą pravedimą, tokį tamsiai violetinį, tai su juo pravedu palei blakstienas ir vos pakeliu uodegėlę, na tiesiog dėl lėlės grožio. Ir akies kamputyje prie ašarų liaukos nupiešiu trikampuką rožiniu spindinčiu skystų pravedimu. O kad blakstienos atrodytų iš tiesų lėliškos, aš iš pradžių jas padengsiu ilginančių ir storinančių pagrindų ir tuomet uždažysiu juodu tušu, bet tai padarysiu tik su viršutiniam blakstienom, o apatinės paliksiu nuogas, kad atrodytų tos akys didesnės, ir čia vėliau tapiešime netikrų blakstienų. Tikrai lėliškos blakstienos, ar ne? O dabar keliauju prie apačios ir skystų juodų akių pravedimu nupiešiu iš šonų po kelias blakstienytes. Nuo tos vietos, kur yra tamsiausia, kur yra tas violetinis pieštukas. Štai taip, kai kurias plonesnės, kai kurias storesnės, ilgesnės, žodžiu, kad pasimaišytų ir atrodytų kaip tikros blakstienos. Na ir dabar aš keliauju prie pagrindinio akcento šio makiažo, tai yra tie suskilimai. Ir eskize arba andikėjų siūlo tai daryti juodu lineriu, bet kad tai atrodytų, kad tai gautų šiek tiek kitokią dimensiją ir atrodytų tikroviškiau, aš siūlau imti dar šviesų pieštuką ir kadangi aš čia balto neturiu, tai imsiu tą sidabrinį ir iš pradžių išsibrėžti tuos suskilimus būtent su pieštuku ir tada ant viršaus juodu lineriu užbrėžti, taip sukuriant šešėlio efektą. Tai vieną įskilimą brėšiu čia per skruostą, o kitą kažkur ant kaktos. Na štai, galbūt kol kas tai atrodo panašu į snaiges kažkokias, bet kai užpiešime juodą linerį, iš karto tai pasidarys kaip įskilimai. Beje, gal net iš pradžių patarčiau juodų pieštukų paryškinti tas storiausias vietas ir tik paskui ploniausias su lineriu, kad atsirastų kuo daugiau dimensijos. Ir dabar man jau prireiks veidrodėlio iš labai arti, dėl to, kad darbas lineriu yra preciziškas. Štai kaip baisiai suskilinėjęs mano veidas ir paskutinis žingsnis šiame makiaže yra nupiešti lėliškas lūpas ir mes tą padarysim iš pradžių su rožiniu pieštuku ir brėžti reikėtų ne per visas lūpas, o tokia, žinot, tokiu ratuku, štai per patį centrą, kad jos atrodytų mažytės, kaip pas tikrą lėlytę. Nusipiešus pieštuku ir užpildžius štai tokias lūpytės, aš pamaniau, kad jos atrodo per mažai išpieštos ir man norėtų šiek tiek griežtumo ir aiškumo, tai aš imu violetinį pieštuką, šiek tiek šviesesnį negu akim naudoju ir apibrėžiu kontūrą ir viską sulieju abiem pieštukais. Iškart geriau, o viską padengiu ir sulieju dar kartą rožinių spindinčių lūpdažių ir šepetėlių, žinoma. Štai tokia mano Urban Decay siūlomos suskilusios lėlės versija. Eksperimentuokit ir jūs, juk Halloweenas per baisu nebus. Puh.